Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai, šiandieną pasigaminsime labai gerą mėlynę tešlą. Visi reikalingi ingredientai ir jų svoriai ir kiekiai yra surašyti po video aprašyme. Pirmiausia, ką mums reikia pasidaryti, tai pieną, šiltą pieną, būtinai pienas turi būti šiltas, ne karštas, nes kitaip mielės praras kildinimo savybės. Pieną išsipilame į indą, kuriame minkysime tešlą, įbersime cukrų ir truputėlį pamaišysime. Aš visuomet, žinok, šios tešlos darau dvigubą normą, kadangi jinai yra tikrai labai gera ir ją galima daryti tiek su dešrelėmis, daryti bandeles arba netgi pasidaryti saldžias bandeles. Susiberiame sausas mielės, man sausos mielės labiau patinka, nes žymiai greičiau pasikildina tešla. Ir truputėlį pasibarstau miltų ir paliksiu 10-15 minučių. Tiesiog tai testas mielėms ir mes matysime, ar mielės yra geros, nepasenę ir ar pienas buvo ne per karštas ir mielės mūsų tešlą pakildins. Tiesiog viską išmaišau ir truputėlį palieku. 10-15 minučių. Jeigu oro temperatūra kambaryje yra šilta, tai netgi greičiau viskas pakils. Sviestą išsitirpdu mikrobangų krosnelėje. Po 15 minučių pasižiūrėkite, kokį turime grožį. Lik užaugo putelė. Visk putelė, plutelė, reiškia viskas gerai, mielės yra geras ir mes turėsime skanę ir puikiai pakildintą mėlynę tešlą. Supilame sviestą. Sviestas neturi būti karštas, turi būti šiltas. Druską ir viską išmaišysime. Dabar po vieną įmušiu kiaušinius. Neskubėdama vieną kiaušinį įmušu ir išmaišau. Tešla išeina labai skani. Ir dabar po truputėlį įdėsiu išsijotus miltus. Aš tai padariau iš anksto, kad nereikėtų sijoti dabar. Ir po truputėlį išmaišau. Dar vienas patarimas, brangūs žiūrovai, neskubėkite supilti visų miltų, nes miltų kokybė skiriasi, kiaušinių dydžiai gali skirtis ir tiesiog kitą kartą gali užtekti miltų lygiai tiek, kiek parašyta recepte, o gal gali būti jų per daug arba per mažai. Tad geriau pilti po truputėlį, per keletą etapų mes juos įmaišysime ir užsiminkysime tešlą. Galima tai padaryti ir mikserio pagalba, kombaino pagalba, bet man tai geriau daryti ranka, nes aš tuomet tikrai jaučiu ir žinau, kokia turi būti minkšta, elastinga mėlynė tešla. Ir pradedame minkyti. Daugiau miltų nedėsiu. Man užteko lygiai miltų tiek, kiek yra parašyta recepte. O jeigu man bus maža, aš tiesiog darbinį paviršių truputėlį apsipilsiu augaliniu aliejumi, kad man daugiau nebereikėtų miltų, nes po to gaunasi labai kieta mėlynė tešla. Tešla išeina labai elastinga ir nelimpanti prie rankų. Į indą, kuriame kildysime mėlynę tešlą, įsipilame augalinio aliejaus ir kraštus štai taip reikia ištepti, kad tešlai tiesiog būtų patogiau kilti ir paliekame valandai. Jeigu mielės geras, netgi žinokit, užtenka ir pusę valandos ir tešla pradeda kilti. Aš kildinu per 2 etapus. Uždengiu maistinę plėvelę ir pastatau šiltai. Štai tokį grožį turime. Tešla labai greitai pakilo, kadangi vasara šilta, pusę valandos ir mano tešla gražiai iškilo. Štai taip, minkšta purė ir iš tešlos man patinka padaryti monstriuką. Ir aš dabar truputėlį apminkysiu tešlą ir paliksiu dar truputėlį pakilti. Tad vienas etapas, pamaigom tešlą ir dar paliekam pakilti. Ir viskas, tešla jau paruošta darbui. Ir viskas, ėmė gaminti skanių bandelių. Kad tešla nepriliptų prie darbinio paviršiaus, aš taip pat įsipilu truputėlį augalinio aliejaus, nes miltų, kaip ir sakiau prieš tai, tikrai papildomai nereikia. Užtenka tiesiog pasitepti rankas aliejumi ir darbinį paviršių. Tešla labai elastinga, labai minkšta ir su jai tikrai yra patogu dirbti. Ačiū mano brangūs žiūrovai, kad esate kartu, kad žiūrite mano video receptus, statėte laikus, prenumeruojate kanalą ir žinoma dalinatės mano video receptais savo socialiniuose tinkluose. Ačiū mano brangūs žiūrovai, kad visuomet esate kartu.